Sveiki! Šiandien mes svečiuojamės Lietuvos karinėse jūrų pajėgose ir esame vietoje, į kurią turbūt patektų ne kiekvienas mirtingasis, esame karo laivų flotilėje. Ir mus labai maloniai sutinka vyrleitenantė Gabija Jurgulytė. Sveiki, Gabija! Sveiki! Kad žmonės suprastų, kokioje vietoje mes esame, kas yra per vieta? Kaip ir minėjote, šiuo metu esame karo laivų flotilėje. Už mūsų nugaros šiuo metu išsirikiavę yra laivai. Karo laivų flotilė turi patrulinių laivų divizioną, mininių laivų divizioną ir pagalbinių laivų divizioną. Patrulinių laivų divizione yra 4 laivai patruliniai ir mininiam priklauso 3 laivai. O jūs, Gabija, kuriame laive dirbate? Kokios yra jūsų funkcijos Lietuvos karinėse jūrų pajėgose? Šiuo metu dirbu karo laive Dzūkas, patrulinės klasės ir mano pareigas yra navigacinės kovinės dalies vadas. Kas tai yra? Kad paprastas žiūrovas suprastų, ką jūs veikiate čia. Tai navigacinės kovinės dalies vado funkcijos pagrindas yra užtikrinti išėjus į jūrą visų navigacinių priemonių, kurias naudoja laivas manevruojant veikimą. Ir aišku, yra papildomi darbai, kuriuos atlieka kaip kovinės dalies vadas, prisišvartavęs prie krantinės. Tai toks dalykas kaip tam tikrų dokumentų paruošimas, kad galėtum išeiti į jūrą, ir kasdienės veiklos užtikrinimas. O Gabija, jeigu nepaslaptis, kaip jūs atsidūrėte Lietuvos karinėse jūrų pajėgose? Pradžia buvo krašto apsaugos savanorių pajėgose, įstojau nuo 18 metų. Ir tuomet renkantis studijas, kur studijuoti po 12 klasių baigimo, pagalvojau, kad nenoriu prarasti tos karyboje įgautų žinių, todėl pasirinkau Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą ir šalia buvo galima pasirinkti vadų kursus. O kas tai yra vadų kursai? Vadų kursai yra karininkų ruošimas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykloje. Pasibaigęs vadų kursus ir pasibaigęs Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje atitinkamą specialybę, gauni atsargos leitenanto laipsnį ir gali ateiti dirbti į kariuomenę. O kodėl jūs pasirinkot būtent Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą? Kai rinkausi studijas, tiesiog žiūrėjau, kur būtų galima panaudoti įgytas karinės žinias, kaip minėjau. Ir pagalvojau, jog laivyba gan įdomi specialybė ir tiesiog ir pasirinkau tą kryptimį judėti. Iš tėvų ar iš giminaičių nieko nėra susijusi su jūra, tai sprendimas buvo tiesiog priimtas iš karinės pusės. O šiaip dabar prisiminusias pirmasias patirtis jūroje, kokie prisiminimai? Ta jūra įbaugino ar kaip tik sužavėjo? Jūra tikrai neįbaugino ir man labai pasisekė, kad laimėjau loteriją, kaip sakome čia, jog neturiu jūrligės. Tai išėjimas į jūrą būna toks kaip atokvėpis, tiesiog savo darbo dirbimas ir susikoncentravimas, tai man labai patinka. O tai jūs Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje ką mokėtės, ką baigėte? Baigiau jūrų laivo vedybą. Pasibaigęs jūrų laivo vedybą gali ateiti dirbti į karo laivų flotilėje, jeigu pabaigi kartu vadų kursus, kuriuos minėjau, ir užimi kovinės dalies vado pareigas, bet tuo pačiu įgauni ir civilinį išsilavinimą. Tad gali pasirinkti eiti dirbti į civilinį laivyną. Civilinėme laivyne užimtum 3 kapitono padėjėjo pareigas. Tai aš kaip suprantu, jūs jau iš karto žinojote, kad jūs norite dirbti kariniam laivyne? Taip. Kodėl? Nuo pat mokyklos laikų traukė kariuomenė, tad pradėjau eiti į sausumos pajėgas, kaip ir minėjau, ir tiesiog kariuomenėje.
Ar sudėtinga yra šita misija? Žinot, mes žiūrime tiesiog iš šalies ir mums atrodo viskas taip sudėtinga, baugu, pavojinga. Ar merginai nebuvo baugu nerti būtent į tokius vandenis? Kadangi jau buvau susidūrusi su karyba nuo 18 metų ir dar prieš tai lankiau šaulių būrelį jaunesniųjų, tai to tokio šoko ar baimės atėjus į karinį laivą ir atėjus į struktūrą karinę tikrai nebuvo. Ir taip iš šono atrodo gal šiek tiek baugu, bet atėjus dirbti tikrai laivuose yra šiltas kolektyvas, kuris noriai priima ir padeda tobulėti ir įgyti naujų žinių. O kalbant apie tą kolektyvą, ar jūsų kolektyve yra merginų, moterų? Šiuo metu karo laivų flotilėje laivuose dirbančių karininkių yra su manimi įskaičiuojant tik 2 ir 1 lygtinė. Tai nedaug dirbančių merginų yra. Yra potencialo, kad tų merginų daugėtų. Pasaulio laivynuose sako, kad tų moterų, kurios ir užima aukštas pareigas, vis daugėja. Na, požiūris, jeigu paėmus iš senesnių laikų ir dabar tikrai merginų yra didesnis kiekis laivynė dirbančių ir aš manau, kad ateityje vis jų daugės, nes nebėra to išskirtinumo, tiesiog reikalingi yra specialistai, kurie gerai atliktų savo darbą ir į lytį jau nebėra šiais laikais žiūrima. Dabar dar norėjau paklausti, kokių savybių turėtų turėti žmogus, kuris nori rinktis tą jūros kelią? Kalbate apie civilį ar apie karinį? Tai man įdomu, ar yra tas skirtumas dirbti civilinėme laivyne ir karinėme laivyne? Skirtumas yra, nes kariuomenė, aišku, struktūra ir atėjęs, kai su leitenanto laipsniu karininkas, jis turi gebėti vadovauti ne tiek savo personalui, bet ir pačiam laivui. Nes išėjus į jūrą, tau reikia atlikti tokius veiksmus, kaip laivo valdymas, žmogaus paėmimas už borto. Tai turi būti disciplina. O civiliniam laivyne nėra tos disciplinos ir tiesiog tave pasamdo įmonė ir tu atlieki savo darbą ir personalo valdymo klausimais yra daug lengvesnis dalykas. Tai aš kaip suprantu, jūs paragavote tos patirties ir civiliniam laivyne? Taip, atlikau praktiką ant DEVDES laivų. Yra nepaslaptis, kad tų jaunų žmonių, kurie norėtų rinktis jūros kelią, jų nėra tiek daug, kiek galėtų būti. Kaip tą jaunimą paskatinti visgi rinktis tą jūros kelią? Aš manau, šiuo metu Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla yra įdėjus šią kryptimį labai daug darbo save reklamuojant. Tai aš tiesiog manau nenustoti savęs reklamuotis, nes yra 21 amžius, socialiniai tinklai yra pagrindinis šaltinis, iš kur būtų galima gauti informaciją. O dabar prisiminus tos studentiškus laikus, kaip prisiminate Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą? Ar buvo įdomu studijuoti, gal buvo labai sunku? Studijos Lietuvos aukštos jūreivystės mokykloje nebuvo kažkoks labai didelis iššūkis. Daugiausia mūsų kurse žmonių atkrito dėl atliekamos praktikos. Tai pačios studijos mokslai gal nėra tiek sudėtingi, tačiau pirmieji išėjimai į jūrą, atliekant praktikant tiek civilinių, tiek karinių laivų, parodo, ar žmogus nori tęsti tą kelią su jūra, ar tiesiog nustoti. Tai yra sunkus darbas tada? Dalinai taip, nes ne kiekvienas tą pačią jūrligę gali pernešti gerai. Ir ne kiekvienas žmogus gali be šeimos prabūti ilgą laiko tarpą jūroje. Tai gan didelis iššūkis tiek šeimai, tiek pačiam žmogui psichologiškai. Jūs, Gabija, minėjote, kad jūs esate vienas iš tų laimingų žmonių, kuriuos nekamuoja jūros liga. Bet ką daryti tiem žmonėm, kurie negali pakęsti to supimo? Ir ar yra kažkoks receptas? Tai žiūrint, kaip ta jūrligė
pasireiškia, nes vieniems žmonėms pasireiškia kaip vėmimas, kitiems kaip valgio norėjimas ar galvos skausmas. Tai prie kiekvieno požymio vis yra naudojami skirtingi būdai. Pavyzdžiui, prie vėmimo gali būti naudojami vaistai nuo jūrligės, bet aišku, ne visada jie padeda. Norint valgyti, aišku, galima valgyti ir prie galvos skausmo tiesiog vaistai nuo skausmo. O dabar kalbant apie studijas, ar buvo jūsų kurse merginų daug pakankamai? Kaip tas proporcija pasiskirsti? Mūsų kurse buvo iš vis kursantų apie 70 ir merginų buvo tik 4. Ar jos dabar dirba jūroje? Viena iš jų dirba, kitos 2 nedirba. Visgi, ar moterim yra sunku įsidarbinti va šitokioje struktūroje, apskritai integruotis? Na, kai aš įsidarbinau, man tikrai nebuvo sunku, nes personalas labai šiltai priėmė. Personalas padėjo susipažinti su struktūra karinių laivų. Tad nebuvo kažkoks tai iššūkis. Tai Gabija, jūs esate iš Klaipėdos ar ne iš Klaipėdos? Ne iš Klaipėdos, nuo Klaipėdos apie 80 km atstumu gyvenu. Iš kur? Iš tarp Vėdarnos ir Šilalės. O visgi, kodėl norėjote pasirinkti Klaipėdoje mokytis? Arčiau namų buvo ir, kaip ir minėjau, specialybės ieškojau, kuri būtų su karyba susijusi. Tai Klaipėda buvo tas pagrindinis variantas, pirma vieta, kur rašiau stojimus. O šiaip Klaipėda kaip miestas studentams, jaunam žmogui, ar tai yra draugiškas miestas? Aš manau, priklausomai nuo kokios specialybės žmogus pasirenka. Tai aišku, labai daug galimybių įsidarbinti Klaipėdoje yra, nes vis dėlto turime uostą. Į uostą daug yra darbo vietų. O dabar grįžtant prie paauglystės, vaikystės, jūs minėjote, kad jūs jau nuo mažų dienų domėjotės karybą, kariniais dalykais. Kaip jūsų šeima žiūrėjo jūsų tokį pasirinkimą? Kai stojau į krašto apsaugą, mano mama nelabai buvo už, bet tėtis parėmė. O mamai buvo baugu, ar jinai gal... Mamai buvo baugu, taip. Kaip ir kiekviena mama tikriausiai jaudinasi dėl savo vaiko. Bet tėtis palaikė? Tėtis palaikė, nes žino tėčiai, kokie būna. O kaip dabar tėvelių požiūris, šeimos požiūris pasikeitęs? Labai džiaugiasi, kad dirbu karinėse jūrų pajėgose ir patiems yra įdomu nuolat klausinėja, kaip sekasi, nes gan tikrai išskirtinė specialybė. Ar rekomenduotumėt savo draugams ir pažįstamiems irgi rinkti šitą kelią? Priklausomai nuo žmogaus. Jeigu psichologiškai mažiau silpnesnis, tai nerekomenduočiau. Bet jei prieš tai yra ragavęs karybos, prieš stojant ir yra užsidegęs, tai manau, kodėlgi ne. Dabar dar norėčiau, kad mes šiek tiek apšviestume visuomenę apie Lietuvos karinės jūrų pajėgas. Šitie laivai, jie išplaukia reguliariai į jūrą, pratybos, gelbėjimo darbai. Ja. Tai vasaros laikotarpis būna užimtesnis laivams, nes tiek su NATO sąjungininkais yra organizuojamos pratybos vasaros metu. Tad toksai didesnis judėjimas būna. Kad žmonės įsivaizduotų, kas tai yra pratybos. Kiek jos trunka, kur jos vyksta? Labai įvairiai gali trukti pratybos. Gali trukti nuo savaitės iki 3 savaičių. Taip pat Lietuvos laivai yra priskirti NATO junginiams, tad gali užtrukti išėjimas į jūrą ir iki pusmečio. Tai būna taip, kad jūs ir krante nebūnate ir pusę metų ir kelis mėnesius? Ne, būna, kad laivai turi pasipildyti atsargas, tad karts nuo karto yra grįžimas ir pasipildymas atsargų prisišvartavus prie krantinės. O sakykit, o kokia yra jūsų darbo rutina? Tarkim, civiliniuose laivuose žmonės išplaukia 4 savaitėm, 5, 6, paskui būna krante, o kokia ta darbinė rutina yra karinėse jūrų pajėgose? Priklauso, ar laivas
yra koviniame budėjime. Kovinis budėjimas tai yra, kai laivas yra 1 valandos parengtyje ir turi būti pasiruošęs atsišvartuoti. Tad, kai esi koviniam budėjime, dienotvarkė būna įtemptesnė, nes reikia būti pasiruošus nuolat atsišvartuoti, nesvarbu, koks tai būtų paros laikas. Bet kai laivas būna jau po kovinio budėjimo ar tiesiog rutininis darbas prisišvartavus, tai vyksta dokumentacijos tvarkymas, nes kariuomenėje vis tiek reikia labai daug dokumentų pasiruošti. Ir tokia rutina vyksta. Prisišvartavus dokumentų ruošimas, atsišvartavus jūroje, jūrinės vaktos nešimas. O kalbant apie pratybas, ar jos vyksta tik tai Baltijos jūroje, ar jūs išbandote save ir kitose regionuose? Patrulinių laivų divizionas pratybose dalyvauja tik Baltijos jūroje, tačiau mininių laivų divizionas tenka aplankyti ir išeiti už Baltijos jūros ribų. O šiaip kalbant apie karinės jūrų pajėgas, kiek personalo čia yra, kiek žmonių tarnauja karinės jūrų pajėgose? Karinėse jūrų pajėgose daugiau nei 600 žmonių. Ir turbūt tų žmonių motyvuotų jų vis trūksta ir trūksta, ar ne? Na, manau, kaip ir visur, tiek civiliniuose darbuose trūksta darbuotojų, tai tiek ir šioje srityje šiek tiek trūksta. Bet visgi, kad motyvuoti tos žmonės, ypač jaunus žmonės, visgi jeigu tu pradedi savo gyvenimą sieti su karinėmis jūrų pajėgomis, tai yra ir socialinis paketas, ar ne, ir daug pridėtinių verčių. Taip, kariuomenė suteikia stabilų atlyginimą ir daug socialinių garantijų. Todėl daugelis nori pasirinkti kryptį tarnybą kariuomenėje. Nepaisant to, kad tai yra vis tiek ne pats lengviausias darbas pasaulyje. Mūsų laida vadinasi Laiškai iš jūros 100 jūrinių akimirkų. 100 jūrinių akimirkų, todėl kad 100 metų sukanka, kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos ir Lietuva tapo pilnateise jūrinė valstybė. Visgi, jeigu reikėtų taip palinkėti kažko Lietuvai kaip jūriniai valstybei, ko galėtumėt palinkėti? Kaip jūriniai valstybei palinkėčiau, jog taip ir toliau atsirastų ir daugėtų motyvuotų žmonių, kurie nori ateiti dirbti į karinės jūrų pajėgas. O Gabija, kiek tęsiasi jūsų karjera Lietuvos karinėse jūrų pajėgose ir kokią save matote už 10 metų? Šiuo metu beveik dirbu 4 jau metus karinėse jūrų pajėgose ir tiesiog po 10 metų nenoriu atskleidinėti savo planų ir tiesiog pasilaikau visus norus vidinius savo. Bet mes kalbame apie tą pačią industriją, tą pačią vietą, ar... Taip, man šiuo metu mano darbas patinka išėjimai į jūrą, tad nuo laivo toliau po 10 metų neplanuoju pabėgti. Tai visgi kas labiausiai patinka šioje darbinėje srityje? Tai išėjimai į jūrą? Taip, labiausiai patinka išėjimai į jūrą, kad jūroje yra daugiausiai veiksmo ir labiausiai patinka pats laivo valdymas, kadangi kai esi kovinės dalies vadu, mokiniesi valdyti laivą, jį prišvartuoti, atšvartuoti. Labai simboliška, kad mes su Gabija atsisveikiname kaip tik dabar, kai nuo krantinės atsišvartuoja patrulinis laivas Žemaitis. Ačiū Gabija už malonų pokalbį ir sėkmės jūsų karjeroje. Ačiū Jums.